Čia radio stotis Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Dabar eteryje kalbuosi su grupės Lūžis vokaliste Monika Ambrazevičiūtė. Labadiena, Monika. Labas. Labas. Taigi smagu kalbėtis čia, tiesioginėme Tavo balso eteryje pirmą kartą. Na ir visų pirma, aš norėjau paklausti tokio dalyko. Ar esate tokia jau debiutuojanti atlikėja, ar teko kažkur prieš grupę Lūžis dar dainuoti? Tai manau, kaip ir kiekvienas dainininkas Lietuvoje vis tiek turime kažkokią priešistorę prieš pradėdami savo jau normalią karjerą. Tai teko dainuoti keliose grupėse dar prieš Lūžį, žinoma, ten muzikos mokykla ir panašiai. Bet toks pirmas debiutas, mano toks jau projektas, kurį jau laikau labai artimu, tai yra būtent grupė Lūžis. Na, o ar dainuojate tik tai, ar ir kūrėte galbūt žodžius? Kuriu ir būtent mūsų nauja grupės daina išleista yra visiškai mano kūrybos žodžiai, melodija. O, žinoma, tai gerai, kolegomis. būtinai dar prie to grįšim, prie tos dainos ir dar plačiai, manau, apie ją pakalbėsim kiek tik galima, kadangi tai yra pirma grupės Lūžis daina, premjera, bet aš dar truputėlį prieš tai norėčiau paklausti keletos klausimų, gerai? Gerai. Kas įkvepia kurti dažniausiai? Kaip sakot? Kas įkvepia kurti? Na, tiesiog ar važiuodama, pavyzdžiui, automobiliu, kaip kai kurie atlikėjai sako, kūryba gimsta, o galbūt naktį kažkokios mintis labiau ateina. Na, kas turi būti gal kažkoks toks vis tiek? Ar tai paros laikmetis ar panašiai? Ar jokio skirtumo kada? Skirtumas yra labai didelis. Man asmeniškai kūryba ateina dažniausiai netikėtai. Pavyzdžiui, miegu naktį ir trečią ryto atsikeliu užsirašyti kažkokią eilutę arba tam tikrą ritminę figūrą ir tada ryte atsikėlus arba ten po tam tikro laiko bandau išvystyti, tai išplėtoti į dainą. Bet šiaip viskas natūraliai ateina tada, kada turiu daugiau laiko. Pavyzdžiui, kai sergu arba blogai jaučiuosi ir būnu namie, nedirbu, tai tada kažkokiu būdu ateina tas kūrybinis įkvėpimas. Supratau. O šiaip, yra kažkoks muzikos stilius, kuris arčiausiai širdies, kokia muzika patinka labiausiai? Man labai pačiai patinka elektroninė muzika, alternatyvios muzikos visokios atšakos, tai pati ir stengiuosi į tą kryptį eiti, jau kiek išeina tiek, bet natūraliai taip visas įkvėpimas eina į tą pusę, į tuos muzikos stilius. O dar toks klausimas būtų, ar esate savikritiška, būna, kad kažkas atrodo, ne taip ir viskas, nepatenkinta savim, nors kiti galbūt sako, viskas gi čia gerai, Monika. Oi, savikritiškumas tai yra viena iš mano didžiausių bausmių pačiai savo. Tai labai stengiuosi būti truputėlį atlaidesnė savo, ypač kūryboje, nes kiekvienas mes ją priemam ir suvokiam skirtingai. Tai stengiuosi padaryti pradžioje taip, kad man pačiai tikrai patiktų ir kad jausčiausi gerai toje dainoje, toje kūryboje ir tada jau išleidžiu į platųjį pasaulį, tai yra parodau kolegom ir visiems kitiem aplink žmonėm ir tada jau visi kartu sprendžiam, ar čia verta, kad pamatytų ir išgirstų daugiau žmonių, ar vis dėlto reikėtų dar pasaugoti starčiukyje. Na ir dabar atėjo ruduo, tai norėjau paklausti, koks yra mėgstamiausias metų laikas? Metų laikas yra mano mėgstamiausias pavasaris. Pavasaris, dauguma sako vasarą, kiek atlikėjų kalbinau, visi vasarą kaip susitarė, nors kartą kažkas išskirtinio. Kodėl pavasaris? Todėl, kad ir gamta atgimsta ir manau, kiekvienas iš mūsų po to žiemos smegelio šiek tiek išlendam, pamatom saulės, pamatom kažko smagesnio gyvenime ir žymiai geriau gyvenusi po to ir dirbasi ir viskas žymiai paprasčiau atrodo. Aha, o norėjau paklausti, jau kai atitrūkstant nuo visų darbų ir ateina, tarkim, atostogos, tai kur labiausiai mėgstat ilsėtis? Kokios tos atostogos turi būti, ar kažkokios labai aktyvios, o galbūt kaip tik ne, galbūt tas gulėjimas prie baseino? Taip, tai aš stengiuosi per metus 2 kartus patostogauti. Tai vienos būna abidvi užsienyje, bet vienos atostogos būna šiek tiek trumpesnės, labai aktyvios, intensyvios, o kitas būna visiškai absoliutus čilas, kur tu guli, valgai skaniai, deginėsi ir stengiuosi absoliučiai apie nieką tada nemąstyti. Tai 2 poilsio tipai, kurių man abiejų reikia per metus bent po 1 kartą. Aha, taip jau įvairiai norisi, ar ne, pailsėti? Taip.
Žinoma. O tarkim, laisvalaikis, kažkokį gal hobį turit, kaip leidžiat tą jau laiką, kai atitrūkstat visiškai nuo darbų ir gal be muzikos dar kažkas yra, kažkoks hobis? Toks kaip jau labai išskirtinis turbūt ne, bet labai mėgstu eiti į koncertus ir analizuoti viską, kas tenais vyksta iš klausytojo pusės. Pasisemti kažkokių idėjų, pamatyti, ko galbūt pati nedaryčiau. Tai toksai kaip ir hobis, nes daug koncertų labai vaikštau ir stengiuosi tenai pamatyti kažko, ko dar nesu mačius. Tai man kažkaip žavi ta visa šita veikla. Supratau. O dabar grįžtant, pavyzdžiui, negrįžtant to truputėlį žiūrint į kitus dalykus, tarkim, turit kažkokį mėgstamą patiekalą, ką labiausiai mėgstat iš maisto? Yra turbūt du. Vienas saldus, kitas ne. Aha. Tai jeigu apie nesaldų maistą kalbant, tai labai mėgstu lazaniją. Labai, nežinau kodėl, bet tiesiog taip yra, kad kokia jinai bebūtų, visą laiką valgysiu ir man bus labai nuostabu. O saldus patiekalas labai paprastas, tiesiog mamos blynai. O, tai iš tiesų. Labai skanus, taip. Su uogiene, pavyzdžiui, ar ne? Taip, žinoma. Saldžiai, kad būtų labai. Supratau. Taip, o kava ar arbata, ką renkatės? Kava 100% ir daug. Tai kaip ir aš. Be kavos, ne rytas be kavos, pavyzdžiui, ar ne? Nei diena, nei rytas, nei vakaras be kavos, nesiskaito. Nu, dabar nežinau, ar čia teks pasukti galvą ar ne, bet aš paprašysiu pasakyti tokį dalyką. 3 gyvenimo malonumai. Malonumai? Taip. Skanus maistas, bent porą valandų per dieną sau. Ir trečias, teks pasukti galvą, pasirodo. Aha, na tai gerai, galima pasukti truputėlį. O trečias, turbūt dabar pastebėjau tokią tendenciją, kad labai žmonės nelaimingi, čia jau ruduo prasidėjo ir panašiai. Tai savo tokį užsimotyvavau, nežinau, ar suskaitysis, bet noriu į savaitę kartą bent vieną dieną nugyventi labai laimingai. Kad nebūtų jokių nesklandumų, kad jaučiuosi tikrai gerai. Labai teisingai, nes ta kasdienybė tikrai kartais, tokia tikrai būna rutiniška, o pagalvoji, gyvenam vieną kartą ir tikrai reiktų kažkaip, tai aš irgi taip vis pagalvoju, suimti save į rankas ir gerai sakot, nors vieną dieną į savaitę kažkaip taip pasistengti, taip nugyventi labai gerai ir smagiai. Taip pritariu iš tikrųjų. Na ir dar norėjau paklausti, vėlgi grįžtant prie muzikos, o kaip atsitiko, kad gimė grupė Lūžis? Grupė Lūžis gimė maždaug prieš 1,5 metų. Grupės muzikantai netyčia mane susirado ir mes visi nusprendėm, kad norime kurti šitą projektą, norime jį plėtoti. Tai pradėjome nuo coverių, o paskui kažkaip netikėtai gavos, kad ir sava kūryba išlindo. Aha, tai va čia ir bus ta pirmoji debiutinė daina, kurią dabar aš ir pakviesiu pristatyti. Taip, tai yra pirmoji daina, kurią apskritai gyvenime man teko rašyti. Nes visada galvojau, kad šito dalyko daryti nemoku, negaliu, nesugebu ir panašiai, bet būtent sirgau ir ganėtinai stipriai ir tikrai labai blogai jaučiausi ir pagalvojau, kad nieks negali sustabdyti manęs ir aš vis tiek darysiu, ką aš noriu. Ir taip ir gimė ta daina kažkaip. Na, vėliau, žinoma, aranžuoti ir visi kiti tie muzikiniai reikalai jau tada su grupė kartu, su muzikantais darėme viską ir manau, kad gavos labai fainas ir labai, sakyčiau, netgi išskirtinis, nes daug komentarų girdėjau, kad tokia kitokia muzika vis tiek tai nėra popsas, tai nėra tokia, sakyčiau, labiau nišinė galbūt ta daina, tai dėl to man labai džiugu. Taip, ir tiesiog tiek būtų, ar ne, apie šį kūrinį? Kaip ten sako, muzikos reikia turbūt klausytis, ar ne, o ne apie ją kalbėti labai daug. Manau, kad kiekvienas jau galbūt kas išgirs, galbūt kažkam patiks ir vis tiek, manau, atras savo klausytoją šią dainą. Taip, supratau. Tai belieka pasakyti dainos pavadinimą ir aš tuoj paspausiu mygtuką ir sugrosiu čia tavo balso eteryje. Pasikviesk mane. Tai klausomės šios dainos. Labai ačiū, Monika, už pokalbį ir linkiu sėkmės tolimesnėje kūryboje. Daug gerbėjų, daug koncertų ir laimingai. Ačiū labai, viso. Viso geriausio.
Monika Ambrazevičiūtė buvo čia, tavo balso eteryje, lietuviškos muzikos laidoje. Na ir dabar grupė Lūžis. Ir pirmą kartą čia, tavo balse daina Pasikviesk mane. Naujiena. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.